Procesas. Frontas užšaš, bet aš manau, kad čia yra pora dalykų. Vienas dalykas, aišku, kad niekada pasaulyje nėra galutinės gėrio pergalės prieš blogį. Čia tai galbūt. Tai taip. Bet tai, kas suomiams 40 metais buvo pralaimėjimas, jų nacionaliniam naratyve tų teritorijų Karelijos praradimas yra nesėkmė. Jie prarado. Mums, pagal mūsų istoriją, tai yra fundamentali pergalė. Valstybės, kuri sėkmingai pasipriešino, išsaugo savo valstybingumą, nepatyrė genocido, nebuvo fundamentaliai pakeista jos sąmonė, mentalitetas, išvalytas elitas ir taip toliau, visa, kas buvo padaryta su mumis. Tai ar įmanoma tokia pergalė, kad virš Kremliaus pakyla Ukrainos vėliava? Turbūt ne. Bet ar pergalė bus, jeigu šita valstybė išsaugo savo valstybingumą, jeigu jos elitas nebus išvežtas į lagerius, jeigu jos vaikai nebus įvaikinti šeimose ir nutautinti, jeigu jos bibliotekos, ne visos bibliotekos bus subombarduotos, taip tai bus pergalė. Nes tai yra didžiulė griaunanti jėga ir kažkas bus sugebėjęs ją atsilaikyti. Lygiai taip pat manau, kad ir kalbant apie viltį, lygiai taip pat dėl to gal visai svarbu tas lengvas propagandinis savęs programavimas. Šį kartą mes kaip Lietuva, kaip valstybė turime rinktis kitą variantą. Tai yra nepasiduoti fatalistiniam išvadom, kurios, aišku, santykyje tarp 3 ir 150 milijonų perša išvada, kad niekas neįmanoma, viskas bus nulemta ir tiesiog būsime upės nešami ir teks ieškoti prisitaikymo būdų. Aš su to visai nesutinku. Aš noriu daugiau pašto dinamizmo šitoje, valios priešintis ir va tada, kai yra valia priešintis ir daromas veiksmas ta kryptimi, tada vilties jausmas įgauna svorį. Tada jisai turi, tada jis nėra, tu ją savęs neapgaudinėjai, nes viltis, jinai yra durnių motina tada, kai jinai yra ištraukta iš oro ir nėra jokios pastangos ta kryptimi, ką nors nuveikti. Ta prasme, visi žino pojūtį, kai tu perlipi save. Ar aš išgyvensiu 2 savaitės lauke šaltyje? Atrodo ne. Bet jeigu vieną dieną tu sugebi išgyventi, įvykus lėktuvo katastrofai, tai vilties kiekis proporcingai ima didėti, nes tu supranti, kad mažą atkarpą tu sugebėjai įveikti. Ir taip, ir tada viltis nėra kažkas, o jeigu tu nukritus lėktuvui sėdi randuose ir nieko neveiki ir sakai, tikiuosi išgyvensiu. Tai neišgyvensi, tai yra idioto viltis. Tai tokia viltis, aišku, jis neverta kliautis, bet mes susidurėm su antru terminu, kuris turi būti išplėstas, kaip kaimo terminas. Bet va šito tokio fatalistinio iš principo, iš ten pat yra atnešamo principo, kad jūs, vaikučiai, savo dydžiu tiesiog pratinkitės prie minties, kad mes su jumis darysim, ką mes norim, o jūs tiesiog ieškosit būdų išgyventi. Ką jūs visą laiką juk ir darėte, teisingai. Jūs tiesiog kirminėlis, kurį mes va taip kaip norim, o jūs jau ieškokit. Paskui vėl galėsit 50 metų atsirinkinėti, kurie iš jūsų didesni kolaborantai, kurie mažesni kolaborantai, savi vežė, nesavi vežė, kaimynas skundė, ne kaimynas skundė. Tai reikia tam padaryti pabaigą tiesiog valia priešintis. Ta prasme, Suomiai galėjo šituo fatalizmu apsikrėsti, matydami Lenkijos pavyzdį, ką tik buvo 40 milijonų valstybės sunaikinti ir jie galėjo sakyti, nebaikite, mums su savo 4 milijonais 39 nėra net kalbos ir atsisėsti ir laukti pabaigos. Bet yra tiesiog protestantiška kultūra, kuri turi šitą, aš galiu padaryti. Aš bažnytėlę pasistatysiu pats, ne? Tai aš kalbu, jinai tokia nelabai, ne barokinė, tokia dėžutė. Bet mes ją patys savo ranką pasidarėm. O
O mūsų šitas mentalitetas, jis toks, vat, šitą blogąją prasme, katalikiškas. Jis toksai... Nu, tai va, jo. Čia, žinai, galbūt yra tikėjimas, bet tikėjimas, kad aš galiu ir darimas, tai toks aktyviai skambantis, o va ta viltis tokia. Tai aš ir sakau, Kenčiu man ir atrodo, viliuosi, tai va, man atrodo, čia Pelenė viliasi. Va, tai čia apie tą pelenės pasakoti, jeigu nenori pelenės pasakoti, tai negyvenk kaip pelenė. Nu, žinai, jeigu tai pelenė turi nustoti gyventi kaip pelenė. Pelenė turi nustoti galvoti apie save kaip apie pelenę. kur reikia keisti naratyvą, va būtent, tai apie tai eina kalba, reikia keisti naratyvą, jeigu mes norim realaus